Nu, tai ką, sveiki. Aš Mantas keliauju iš Gibraltaro į Hamburgą. Ir šiandien laidoje matysite. Labas rytas. Sveikinasi iš San Celoni miestelio, kuris yra netoli Džironos. Ir šiandien jau pasieksiu Prancūziją. Todėl kilau anksti ir todėl turiu labai greitai suktis. Mano mėgstamiausi jogurtukai yra šokoladiniai su proteinam. Prisidariau sumuštiniu, kad nereiktų spaust. Esu visiškai nepriklausoma, unsupported ir į kelią. Gracias. Adios. Ta prasme yra belė kaip šalta. Yra antiek šalta, kad pirštinės ano šlapios, o šitos tik pusinė ir šala pirščiukai. Kelio darbai. Fantastika. Kas į darbus, kas namo. Įdomu, kada saulė šiltimą jums. Ar greičiau aš pats pasikursiu. Ežiukui šakės jau. Ne, nu viskas gerai. Dar tik kūnas neadaptavosi po saulės žmonių. Nėra upės, va. Vakar Monika sakė, kad ilgai nelyja 10% vandens rezervus, bet turėjo. Tai kaip ir džiaugiasi, kad lyja. Išskyrus mane niurzga. Staugia vilkas. Aš staugsiu ant kalno. Masaž galvoju bus parašyti. Velniškas greitis. Baigės. Ai. Matau jau čia kuom kvepia. Kilimų vėl čia ties to išraižymą. Okei, neviršys. It's time to eat. Ką valgyt? Dabar pusrytėliai, guminukai. Žiauriai skanus. Kas man patinka dabar, tai oro gaivumas ir žaluma gamtos. Nes prieš tai važiavau išdegusiais, sakys, laukais, uolienom. O dabar, nu yra uolienų čia, bet šiaip labai žalia. Jaučiu spaudimą iš nugaros. Tie vingiai nesibaigia. O, čia jau gali lenkti. Su motoriku nelenkia manęs. Pagarba.
Tai va, ko taip šalta. 8 laipsniai. O buvo pažadėta tai 10. Nusuko 2. Jau po 9:20. Saulės nematyti. Nu gerai, gerai. Priimu. Noriu iki Gironos nuvaryti. Ten kavelės atsigersiu. Kažką užkasiu. Ir bus čia mano dienos sustojimas. Gerai, kad vakar nevažiavau, kažkaip džiaugiuosi, kad nusprendžiau likti. Gan greit susitikau su viešbučiu, parduotuvę, kur 5 minutės prieš užsidarymą. Nu, žodžiu, viskas pagal planą. Nuėjau miegoti anksti. Vonę prisileidau. Gerai, gerai. Geras recovery. Dabar reikia atidirbti už jį, kad vakare vėl kažkokių pramogėlių. Gal kokį skalbimą suskalbenkę. Čia tai būtų komfortas. Čia būtų dviratininkų. Prakolą turėjo. Čia. Nu jo, bet tai palikti nereikia. Touring. Į Gironą netolies esu. Ten kavos atsigersiu, ten filmavo Game of Thrones. Ten ir aš pafilmuosiu. Gal dizelio užsipilt? Zona dizel. Au! Ten snieguotas viršūnės. Kaip gerai atrodo. Eina savo, reikia greičiau užminti tą kalną. Pabandysiu pritraukti. Bičiuliai. Ala. Žodžiu, manęs negirdi kiškiai, tokie katinai žvėris, bet šuo tai bet ką išgirs. Būtinai aplos. Toks dvirtakis buvo pažymėtas dviračio ženklas kataloniečių vėliavų ten. Rodyk pats. Negeras. Ala. In 200 meters, continue on to Camille Delvena Grove.
ką, atvariau į... In 100 meters, continue onto Carrer de l'Argenteria. Vandelę, truputį pasigrožėsiu miestą. Na, bet žiauriai gražu, kad jau aš anksčiau nesu buvęs. Ir ramu, gražu. Yra daug dviratininkų ir turistų šiek tiek, bet labai geras vaikukas. Tai va, gerą vietą sustojau, pasirinkau. Nuvažiavau jau 5 kilo. Greitis nėra labai kažkoks, 2-3, man atrodo. Ai, ne, 1. Tam 2 kilai, 2,5 valandos. Žodžiu, tai dar 200 liko. Nežinau, sunkiai spėsiu tikriausiai šiandien, nes bus ir sukilimo. Nu, bet tai bandyti nieks nedraudžia, tai bandysiu. Stengsiuos tą padaryti. Tai va, tiek iš mano fronto naujienų. Buvo šalta labai, dabar jau atšilo. Pasieksiu Prancūziją, tai užuodžiu croissants, bagetas. Gibraltar? Yeah. To Hamburg? Yeah. Wow. It's that's my... No, I'm from Lithuania. It's my day 11, I think. Oh, congratulations. Yeah. Well done. And here's the map. Oh yes, oh the coast. Oh my God. Oh, all Yeah. along the Oh, Yeah, but I... not the motorway. Almeria. Oh yes, Almeria. Yeah, yeah. We know. Yeah, these, here I we know was these struggling mountains. like for Yes, 4 hours. Oh, you're not going to give up then. You're not No, I'm gonna try. Yesterday was rainy. I was going, thinking about a train, but no, I'm not cheating. No, well done. Well done. You're over the worst, probably. Yeah, I think so. They come from everywhere. Hi. Neprikibau. Aišku, nebūčiau patempęs į kalną šitą. Vienas gražiausių miestų, kokį mačiau per šią kelionę. Nu, nepaisant kurorto, be Nikasio. Belemba kalniukas. Kelpa kojas. Vėl nepavysiu kitą. Gerai vos nenusivažiu. Nesilaiko tie stulpai čia. Būčiau bumtelėjęs. Važiuojam. Važiuojam arba kipsės į kopėčią, žinau. Bordelas. Nu, Bordelas pusę gatvės jau išsiasfaltavo.
niekšeliai. Nu, tokie keliukai man patinka. Skirtingi vaizdai. Ne tai, kai vakar plentu. Režisūra. Jeigu tu perplaukti jūrą dėl savo svajonės gali. Ausis. Jo, šiandien bei ten smirda visur šūdų. Po visokias čia fermas, ralio šuo. Bėgam. Prisišaukiu. Nedvokia niekur. Jau Prancūzija reiškia šalia. Savo svajonės gali. Tai kągi, kapoju kalniuką, gražus vaizdai. Žiauriai sukaitau. Tai kai vakar sušalau, šiandien sukaitau. Reikia nusimti termokelnes ir šiek tiek apnoginti savo kojas, nes laukia dar ne vienas kalnas. Ir dar apie 160, ne, gal 150 kilometrų. Tai va, nemažai sukilimo, netoli jau Prancūzija. Labai laukiu. Jau žodžiu krosanas, bagetės. Gerai. Kalnai, wow, kaip milžinai. Oho. Turėtų būti žiauriai gerai. Guakamolė, kumpio, sūrio ir pati duonelė su sezamu. Vaizdas ir Mamma mia. Gerins. Sveikas, Justinai.
sveikas gyvas. Ai turiu, minu dviratį, tai galiu kalbėti. Justinai, linkėjimai tau. Ką tik pakalbėjom, o žiūrėk, kokiais vaizdais važinėjama. O tai grožis čia. Šių kalnų. Nepastebėjau. Baigiau klaimą. Prasme, pakalbėjau. Kažką pasidairiau. Ir viskas. 2 iš 7. Dan. Aišku, čia tokie mažiukai. Vienas bus tai bombastika. Laikom tiesiai. Dar vairuotojai. Šitam 5 kilai. 4 valandas. Lėtokai, bet nu ką darysi, kad tie kalnai daužo, nestabdau Garmino ir miestuose. Tai kur aš čia? Ne ant laiko varau, o ant dienų. Nu faini, geras vaizdas. Šiaip ir oras toks pats tas vat. Bijojau dėl oro, kad čia jau bus link Prancūzijos vėsiau. Bet jeigu tai bus super diena 19, ryte gal truputį pasirengti reiks, bet rūbų turiu ne problemą. Lemba užsiklausiau muzikos, toks staigus posūkis. Ir ne čia. Oh shit. Kur čia? Oi. Dar ant akmens užvažiavau. Taip galima irgi paprakolint. Toks va gražuolis su galiniu. Ne čia, bet čia smagiai taip. Jaukiai. Darželis ir neklaužadukai. Vila mala. Oi, oi. Ar gali būti smagiau? Tikrai negali. Eina sau. Reik tik vairo nepamesti, nes keliukas toks. Blemba. Būčiau be daiktų, tai drąsiau biškį jausčiaus. Dabar tai vat apie ką aš ir galvojau. Čia buvo vat mano tokie vat visokie pastatai, jaukus miesteliai, čia mano svajonė buvo. Nes tie kurortai smagu, fainiai, bet nu juose ilsėtis reikia. Pravažiuot, nu tai ta prasme tiesiog gaila, nes nei to pajūrių pasimėgauji, nei ką. Ola, bariukas. Tai šaunam į bariuką. Kiek jau to. Pažiūrėsim. Vaibuką koks čia yra. Barkarmen. Vamas. Čia jau girdžiu šurmulį. Hola.
Gracias. Perdón. ¿Con tarjeta? Yes, please. This is for you. Gracias. Pero después se había hablado de poner un poco más. Gracias. Muy bien. Gerą čia šaršaliukai iššoko. Wow. Viskiukai jau ten raita kiti. O, nu tokia smagi vietelė. Ne kasdien tokia užliaudis. Ir va, kur žavesys yra mažų miestelių. Kad tiesiog va parai, pamatai kažką ir užsaky. Kurortuose, nu tai ką ten? Va, Džironai kavos geriau. Turėjau tos kruasanus, atsidariau, tai jau girdžiu, kad apie mane šneka, kad aš ten pusę kruasano savo kitur pirktą atsikrandu. Čia tai nulis arogancijos. Žmonės paprasti, draugiški ir angliškai stengia šnekėti. Ir aš stengiuosi ispaniškai. Kiek sugeba, aišku. Dar pamokos nebaigiau. 10 minučių. Nereikia skubėti, nes per 5 jau pilnai išmoksi. Ir dar šaltas vanduo. Kaip gerai. Kalnų šausi. Ir pavalgyti galėjau, bet esu užkandęs. Mano muziką savo žmonės pasileido, ką nori. Ką aš turiu skanaus? Skanaus nieko dabar neturiu. Atsigeriu kavos. Žmonės dirba, papietavo. Dienos pietus, va. 15 eurų su kava. Nu jo, nepigiai. 15 kava, kainelė iš kava. Ok. Nesitikėjau. Kava ir vanduo didelis. 3 pem. Tai kaip ir normaliai. Degaliniai vanduo 2. Tai kava euras tam. Nes degalinėse nėra kavos, ko pasigendu. Yra tik ta šalta. Va tokia. Bet ne tokia. Šitą tai labai skaniai. Šiaip vengiu aš tokiuose vietose gert kavą, nes dažniausiai nebūna skani. Bet šį kartą man pasisekė. Ir manau, kad Prancūzijoje labai daug kur pasiseks skaniai atsigert kavos. Bet dabar kalbant apie saldumynus, turiu knopers. Eik tu savo. Lucky guy. Negaliu žiūrėti, kad yra neplautas, grandinė juoda nuo purvo. Tikrai ne vienas valgysiu knoperį, bet kažkur reiks ir nusiplauti ir grandinę nusivalyti. Ir dar visą šturatų nepakeičiau. Nu baisus galas, baisus. Jau nusidrožęs ir priekis neblizga. Tai dar priekį mato šiek tiek protektorių. O galas tai jau, jeigu labai palytų, tai būtų nekas. Tai gal ir reiks. Nors ką man čia dabar keitinėt? Suvarysiu aš tą galą ir pakeisiu. Galėčiau čia vietom keitinėt. Bet susivarys kameras,
pasikeisiu tuo pačiu ir padangą ir viskas. Bus taip easy. Tai dabar pakeisiu, mažą gas sprogs, vėl keisti. Daug reikalų, ta prasme, atema vis tiek kokį pusvalandį. Nemoku aš greit. Dar nėra net kur pastatyti tą dviračią. Aš jį galėčiau apsivert greičiausiai. O dar daiktų belega. Happy me. Oras va. Su maistu šiandien irgi. Kavos jau 2 puodeliai. Aišku, kainuoja man laiką čia tie stojimai. Bet tikrai verta. Ir čia, kai išgirdau, kad daug žmonių šneka, supratau, kad jau čia bus įdomiai. Bet fainai personalas šneka angliškai. Tai prasme, su dviratininkais myniau, jie nešneka. Mieste ten žmonės nešneka. Žiauriai smagiai. Vila Mala. Jeigu kas važiuosim pro Vila Malą, Bar Carmen. Gaila viską negeriu. Būtų galima trečią dienos jau durti. Gracias. Adios. Nu super. Šitas sustojimas, wow, po vaizdų. Davai, duokit kalną dabar kokį. Aš pasiruošęs. Tabakinė off. Gaila. Reiktų ant ratų sėsti, nes geltoni numeriai yra virbalinių, ne mocas čia. Ei! Aidijo! Nevažiuosiu šitų žvirkeliais. Ačiū. Čia geriau padaryta negu dvirtakis. Kažkaip sumėti dviratį. Nepatiko. Galą taip bom. Aišku, aš daug daiktų turiu gale. Ir jeigu stipriau aš užminu, biškį šikną pajudinu, taip iš šonas, iškart jaučiu, kaip ratas galinis juda. Geras duobės. Na, aš suprantu, nelabai matausi šitą mašiną. Nu va, kur gerai aš atsigėriau kavos. Čia jau toks miestas, va. Dažniausiai vaikai reaguoja į kamerą. Mojuoja, ne vis atspėja užfiksuoti. O, vamos. Vat ir miesto žavesys. Bet taip pastebėjau, man kas antra diena laiminga. Aišku, vakar buvo tokia liūdniausia gal. Kaip antra. Irgi su tais Marbėjos paplūdimiais. Takelis. Zona 20. Nu tai gerai. Jo, kad vėliavėlės mažos neužsikabinau. Turėjo tritonas, bet didelė. Vėl nupirk, bet kur aš čia.
Nei pasikabinsiu, nei ką. O, pirmą taip nesugribavau. Oha, ką tu? Ir tas net suloja. Šunis ant tiek dviratininkų nemėgsta. Kaip per filmus, kai paštininkas atvaro. Aišku, miesto šunis tai tokie ramesni, bet kur parišti, tai nei vienas nepraleis progos sulot. Atsipūtęs varo irgi įsižergęs. Skodės keliai. Kalnai ranka pasiekiami. Tokie didingi atrodo. Žiūriu su pagarba į juos. Auksinė žuvelė pravažiavo. Ir vėl telefonas rankoje buvo. Nenusidaužiau kartu. Iš arti tai dar geriau atrodo. Ai, stūksa, pupsa. Hola. Nepastebėjau minu. Žiūriu, tie kalnai tokie žemesni atrodo. Pasukiuks į dešinę. Elsvillars. Bet kaip čia gražu. Va vynuogyną, vandenų, degustacija įventa. Tiek, pavyzdžiui, 19 amžiui žmonės su karieta galėdavo nuvažiuoti. Tai 2-4 žmonės, 2 arkliai, iki Kemkilų kažkur, kelioninė karieta 802, irgi tai apie 4 žmonės, o karališka apie 8 kilų, bet ten būdavo labai sunku, ten valstybinė, tai reikdavo dar daugiau arklių ir arklius, ta prasme, žirgus keisdavo kas
15-20 kg. Ir 19 amžiui galėjome per dieną 100 šiam nuvaryti. Tai pagalvojau, gaila, kad gerų kelių nebuvo ir gerų dviračių. Aš būtų galėję ir po 200 nuvažiuoti. Nujoti su savo žirgeliu toliau negu anksčiau šioje žemėje gyvenę žmonės. Tokie va pamąstymai minant kalną. Šitas va ženklas yra vertas atskiro paminėjimo. Man rodė, kad 8 procentai, o čia rodo... mojuoja man. O čia 10 procentų. Tai kur teisybė yra? Jau įveikiau, aš jau užkapojau, bet dar. Tai turiu nešti savo kailį 120 kažkelių. Manau, kad daug yra. 100 kokia 25. Su maistu, su viskuo. Ir dar mano žvaigždė. Pažiūrėkit. Yra 28. Tai labai jinai sunkiai minas. Nepasikeičiau. Bet ten reikia adapterio, dar žodžiu, prasideda vėl visokie žaidimai. Nu nieko, į Gibraltarą užmyniau, tai čia gerai, kad pradžiai taip apšilau gerai. Gera šiandien diena. Tik nepasitepiau nuo saulės kremo. Tai jaučiu kaip kabina, dabar jau 4. Gal pasitepti. Taip pasistatau batonėlę ir stengiuosi jį pasiekti. My country where there's no mountains. No? No, it's flat. I'm vlogging. Smagu, ne vienam. Nu ką, palydėjo mane vietinis, labai draugiškas žmogelis. Apsikeitėm telegramais. Stravoj sakė, nieko nedaro, nes nenori būti competitive. Bet šiaip labai faina pažintis, labai draugiškas. Oi, tas pažintis kelioniai ne tokios neeilinės, nes tų žmonių daug nesutinki. Tai toks kaip po vieną dieną realiai gaunasi vidutiniškai. Tai tokia kaip dovana, tiesiog pabendrauti ir labiau vertini negu kai sutinki daug. Aišku, nesakau, su Tritonu tai labai buvo smagus vakaras. Bet tiesiog irgi nepavyksta per trumpą laiką su visais pabendrauti. O tikiu, kad ten tikrai daug įdomių žmonių buvo, su kuriais nepavyko pašnekėti. Bet vat kai esu vienas ir vat kai kažkas pasivyja ir pabendrauja, o ne tiesiog numina savais keliais, tai labai smagu. Tiesiog jaučiu iš jų tokią dovaną. Nu ir tikiuosi, kad ir jiems gal kažkiek smagu išgirsti apie mano kelionę. Tai vat, įveikiau didžiausią kalną. Dabar bus tik lengviau, Tai reiks daug stabdyti, sakė atsargiai. Nes labai status, sakė, iš tos pusės, iš Prancūzijos į Ispaniją
važiuoti yra kur kas sunkiau. Tai va, dedam GoPro ant galvos ir varom down the hill. Vanduo, kai kietai, toks vat, nu bus tikrai pasinaudota. Nu neveikia, tai neveikia. Čia iš butelio irgi. Čia dar yra rūšis vynuogių surašytos. Nu gerai. Tai ką, bonjour. Atvažiavau į Prancūziją. Palydėjo mane bičiulis, kurį sutikau. O dabar jau čia debesėlių yra ir darosi šalta. Ispanijai buvo pietinė pusė ir ten viskas kaip ir all good. Dabar į Prancūziją atvariau ir iškart temperatūra pasikeitė, iškart pasidarė šalta, yra toks šiaurinis vėjelis. Ir tenka rengtis termukė, nieko nebus šituose vynuogių laukuose. Bet kaip gražu, ne? Vat, apie ką aš ir kalbėjau, kad truputį man jau buvo pabodus Ispanija ir tikriausiai jums tie patys panašus vaizdai. Bet dabar tai prasidės. Vakar iš duobės išlipau, į kurią buvau papuolęs. Ir šiandien kaip Feniksas iš pelenų varysiu į Prancūziją. Eik tu. Net taip užsidėjau. Ta prasme, kas čia bus dabar, tai bus neįtikėtina. Ta prasme... Dabar prasidės vaizdai. Nes nu tie pliažai, nu tai ką, gražu pažiūrėti, smagu, bet nieko tokio autentiško. Nu ką, smėlis, pliažas, žydras vanduo, nu visur jisai panašus. Gražu, bet akis jau pradeda priprasti. Aišku, nu nenoriu pasirodyti, čia kažkoks labai pasipūtęs, bet... Sveikas, gaidžiuk. Rozignol. O kur aš kelnes pasidėjau, sakykit? Suvalgysiu sumušteką. Ir toliau ką į kelią? O ką daugiau? Kiek yra 6? Dar turiu porą valandų. Plemba šiandien diena tai sproga. Prasme net nepajaučiu. Kai vakar ten kankinausi, palaukit, toj biškį rengiuos, ištirpa. Aišku, vaizdu buvo gerų. Na, aišku, Barcelona irgi gražu, bet kai buvęs ir pilna turistų, nu tai kažkaip nežaja. O šiandien ir kelias žiauriai gražus. Nu, ta prasme, visiškas kontrastas. Nu, puikiai dienelė. Toks kažkoks jausmas kaip kitas etapas. Ta prasme, jau ta Ispanija, galvoju, nu blemba, stoviu vietoj, dar kažkaip pradėjau galvoti, kad dar man tiek pat liko, kiek dabar padariau. Ir net dar truputį daugiau sukilimo irgi. Dariau tokius skanius sumuštinuko. Žiaurus sumuštiniai. Reik nepatingėti apsirengti, nes tempiu, nu ir nebūna geriau. O jeigu per šilta, tai visada gali nusvęsti.
Matot, kur aš esu? Bonjour! Žiauriai gražu čia. Sau. Visiškai kitaip. Grinai Prancūzija. O, Balandžerija. Nu, eik sau. Čia top. Na va, yra parašyta 1,5 metro turi būti lenkiant. Tu sau. At aš važiuoju irgi ten, kur tas autobusas. Wow, wow, wow. Vakar Monika davė hamoj, čiamoj, tokių pulparindo iš Meksikos aštrių saldainėlių. Blemba tokie įdomus. Šiaip geri, nes tipo norisi tokių skonių įvairių. Tai čia toks labiausiai randam. Toks kaip džiovintas vaisius. Iš pradžių vienas skonis. O po to ateina aštrumas toks. Aš stabdžių neturiu. Pažiūrėsim, ar prancūzai rodo posūkį išvažiuodami iš žiedą. Čia įdomiausias klausimas. Nelyja, geras oras, nauja šalis, nauja patirtis. Bonjour. O, šapkutės. Mačiau, vienas bikepakeris tokias naudoja vietoj batų, nes jos labai mažai sveria. Paskutiniais kopimas. Metriukų, suvarau ir viskas. Kol kas easy atrodo. In 50 meters.
Turn right onto Avenue Edouard Harriet. Nu ką, atvariau. Gavau savo check-in instrukcijas. Avenue Edouard Harriet. Ir varau check-intis. Viskas, simple as that. 107 kilometrai. Elevationą, toj pasakysiu kaip. Ok, liftas vėl mažiukas, kaip ir vakar Barcelonai. Ir vėl 5 aukštas. Nu, iškart filmuoju, kad būtų nesuvaidintos emocijos. Cute. Gerai varau į parduotuvę, nes manau, kad iki 9 nebedirbs. Ta prasme, kaip ir galvojau, vos spėjau, tai pasirodo be 10, 9 jau sudarinėja. O, tai nusipirkau skalbiklę greitai, rytoj sumuštiniam priemonių, ingredientų ir varau montuoti video. Liftas tai grinai, kai mano pate, kur gyvenu su kambariokė Marselė. Tokia padydžia. Kažkas sakė, kad vienas skaniausių kebabų, kokie yra valgyti. Pažiūrėsiu, toks jau junk foodas. Prancūziškas. Dar labai norėjau parodyti, kaip atrodo mano labdarinė. Vat, turime striukytę nešiotą, pampersus, šortus.